Jonai, tai labai gerai. Kas čia yra, Jonai? Gal tu žinai? Gyvatės oda. Gyvatės oda sako. Kas čia vyko? Žiūrėjome kaulus. Ir ką jie jums pasakojo tie kaulai? Jie negyvi. Negyvi, tai ką jie papasakojo, kai negyvi, vis tiek gal ką nors papasakojo? Ne? O ne, o jūs čia buvote? Kas čia buvo atvykęs, gal mums papasakos? Buvo atvykęs miškinotojas ir rodė visokius kaulus, visokius dalakolius ir šlaigės. Pasakojo apie ragus, apie kaukolės. Kiek dantų sraigės turėjo? Tik vieną. Vienas sraigės? Lukai, gal tu atsimeni, kiek Koja tos? vieną tik tai. Koja vieną turi sraigė. Ką čia rodė? Kaukolė. O kas čia ta kaukolė yra? Paaiškinkit man. Kalapiriečio. Aš galvojau, Kaukolė yra kažko kaulas. susijungia net su ragais ta kaukolė. Tu esi matęs, pas mane tai nėra kaukolė ir ragų. Bet tai nešia prietis, Aha, o ten ožka, taip. o čia ožka tik tai vienas. O kas va tie rudi? Priečių rakai. Briedžio ragai. Kaip vyko su sraigėmis, kas nors atsimenat, nes aš čia nematau jų. Kristina ją laikė. Pirmai papurškė vandens, o po to O kas čia buvo toks atvykęs, gal tu, Daniela, patikslintum? Džiunglių žmogus. O kas toksai? Džiunglių žmogus. Džiunglių žmogus? O koks vardas gal atsimeni to džiunglių žmogus? Neatsimenu. Kas atsimena jo? Gerardas. Gerardas? Ką čia jums davė palaikyti? Kaulų. Ar tu buvai matęs tokių kaulų miške? Ne. Gustai. Ne. Aš galvoju, aš visai nemačius. Va dar tokių be ragų tai mačius. O kur juos šitus galima surasti? Nežinau. Kažkodėl iškasė jisai, gal iš kokių žemių? Ne, Tas čia Gerardas. tiesiog buvo miškas purvinas, tai Miške jisai rado. jo. O tau patiko šitas Gerardas, kaip atsinešė? Kas tau labiausiai iš šitų patiko jo va iš dėžių? Šitie ragai. Tokie Tie pagaliai du. tie pagaliai. O Jo. kodėl tau jie... Čia ledai. Čia gal ledai, va. Jūs atsinešęs buvo. Man atrodo, tas Gerardas jums paliko. Kas čia yra? Gyvatės oda. O kodėl gyvatė savo odą vat paliko? Nes kažkas bandė žudyti, tai žudė ir tada užlipo, tai jinai nėrė iš odos. Tikrai? Taip jinai greitai šmurkšt? Bet įdomu, kažin, kodėl žmogus neišsineria iš odos. O Nes gyvatės... nes žmogus yra paprastas, kuris turi mėsą paprastą. O jis neturėjo jokių gyvačių atsinešęs tikrų. Ne, jom per šalta. Kodėl? Žiema dar. O kur gyvena gyvatės? Gustai? Gyvatėm dabar žiema. Kur gyvatės gyvena? Dykumoj. Dykumoj. O kokių jisai gyvūnų atsinešė, gal kas atsimena? Atsinešė gyva. Ne gyvatė, o atsinešė slaigę. Per šaltą. Atsinešė tą. O Atsinešė sraigę ir... Sraigę. Drakoną. Jo, Drakoną? Ne drakoną, slibino. slibina. Kaip? Slibino. Tarakoną atsinešė? Drakoną. Ar Lukai, tu nešioji tarakoną ant rankos? Aš tai bijojau. Aš O nebijojau. aš žinau, kažkas laikė tarakoną ant rankos. Ai, mes abu. Ateikite, ponė. Ką jūs... kita šalis. Prašom, ką jūs laikėte rankoje? Drakoną. O kaip jis atrodė? Juodas. Kokio dydžio pasakytume? drakoną? Tarakoną turėjo. Va tokį. Delno vidury telpantį, o jis kando. Ne. O pavyzdžiui, kokio buvo šiltas, šaltas. Normalus. O kalbėjo gal ką nors? Šnypštė. Ką darė? Šnypštė. Tarakonai, Gustai, ir tu girdėjai? Taip. Šnypštė?
Ir nieko jiems paimti. Nukrito ant žemės. O, ir pabėgo? Ir labai greitėjo, bet Linas sugavo. Lina sugavo tą tarakoną? Taip. Čia kita šalis. Mes kitoj šaly, taip, laba diena. Taip, bet mes ne. O jūs išskrendat, supratau. Einam. Tai ačiū jums. Jo namai. Tai labai, labai gerai.